Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip greitai ir parametriškai sukurti gręžimų ir frezavimų apdirbimus pasirinktoms detalėms, kad juos būtų lengva pritaikyti kitoms detalėms. Atsidarome jau sukurtą projektą, kuriame jau yra suvestos detalės ir paruoštas optimizavimui. Einame į operacijų skiltį ir pridedame naują operaciją – XNC Processing. Atsidarius parametrų langui, pasirenkame detalę, kuriai norime pritaikyti apdirbimą. Toliau atidarome šablonų skiltį – Template. Čia galime kurti apdirbimo programą, tačiau pirmiausia reikia pridėti įrankius. Atidarome programos nustatymus – Settings. Pasirenkame XNC Editor. Einame į įrankių skiltį – Tools, pridedame naują įrankį ir nurodome pagrindinius jo parametrus. Grįžtame į projektą ir pridedame šį įrankį prie šablono. Kadangi kursime parametrinę logiką, naudosime if ir else sąlygas. Sąlygoms ir veiksmams galime naudoti variables. Visus variables rasite paspaudę mygtuką Variables. Sukuriame reikalingą gręžimų logiką pagal jūsų poreikį. Kai logika paruošta, grįžtame į parametrų skiltį ir išsaugome šabloną. Jeigu apdirbimas yra vienkartinis, šablono išsaugoti nebūtina. Frezavimo apdirbimams taip pat galime kurti šablonus. Parodysiu, kaip galima sukurti griovelio frezavimą. Pridedame dar vieną XNC Processing operaciją. Pasirinkus detalę, šįkart šablone įtraukiame reikalingą įrankį ir, naudodami vektorius, sukuriame griovelio kontūrą. Užpildome Milling a Rectangle vektoriaus sukūrimo parametrus, nurodome, kokio pločio ir gylio turi būti griovelis, pozicija detalėje. Jeigu planuojate naudoti tą patį šabloną ir kitoms detalėms, išsaugokite šabloną. Norint pritaikyti sukurtą šabloną kitai detaliai, nueikite į detalių sąrašą, pasirinkite norimą detalę dešiniu pelės klavišu, pasirinkite Properties, savybės ir spauskite Add XNC Processing. Iš sąrašo pasirinkite anksčiau sukurtą šabloną ir pritaikykite. Toliau paleidžiame visų detalių optimizaciją. Jeigu optimizacijos rezultatai tinka, einame į Post-Processor. Ten susikonfigūruojame įrankių parametrus, patvirtiname nustatymus ir gauname stakliams paruoštus failus. Dėkoju, kad žiūrėjote.